pasijungiam equalizerį, tada parodysiu, apie ką šnekam. Pukšt. Tai va, faktiškai pasirinkus mūsų audio tono pakurto dabar mano syną, rekolinami. Jį uždėjo ką tik ir grįžtam į pagrindinį valdymo langą. Tai pasirenkam, vis tiek dažniausiai naudojam kažkokius pirmuosius tos visus faderius vadinamus šitus, tai spaudžiam nuo 1 iki 8. Tada pasirenkam mūsų mikrofoną, aš pasijungiu pirmą kanalą. Mikrofonas įjungtas, ant šito įjungtą, spaudžiu selectą, spaudžiu oną, visi kanalai bus išjungti, kol nežibė šitas mygtukas, jeigu neveikia kanalas, tai čia pirmas dalykas. Tuf. Dabar pirmas ir pagrindinis dalykas, jeigu tu nesi įsitikinus, kad tavo mikrofonas neveikia dėl kažko, duoda tau, nežinau, kabelius būgnininkas savo 4 mikrofonų ir neveikia tau mikrofoną. Ir tu nežinai, ar ant pulto problema, ar jo mikrofonuose problema, ar pulte problema, visą laiką žiūrėk signalo indikatorių. Signalo indikatorius parodo, ar ateina į pultą mikrofono signalas. Jisai gali ateiti, bet neišeiti per kolonėlės, tada bus problema pulte. Jeigu jo net nesimato, nes dabar matai, ateina, bet jis per kolonėlės neišeina. Reiškia, su mikrofonu viskas tvarkoj, iki pulto ateina signalas puikiai, tiesiog jisai neišeina per kolonėlę. O neišeina dėl to, kad nesukeltas faderis kanalo ir mainas. Tai visą laiką garsinimosi metu čia yra pagrindinis garso lygis, kuris turi stovėti 0 decibelų lygiai. Mes -5 laiko. Šiaip standartas yra 0. -5 jau yra pamažinimai, kai to reikia šiek tiek pasileisti, tai jau tada šiaip yra 0 ir virš 0 reikia, mažiau gali būti. Mažiau visą laiką gali būti, -5 yra gerai, -4, -3 viskas tvarkoja, būna kažkas ir prie -10 laiko ir čia problemos nemato. Bet paprastai šiaip stovi viskas apie 0, žinai, ir stengiasi aplink tą 0 laviruoti. Jeigu reikia mažiau garso, šiek tiek mažiau, jeigu reikia, tai ne per daugiausiai virš 0, bet apie 0 ir laikytis. Tai va, ir priėjom prie tos 1, 2, priėjom prie equalizer. Pradžiai tai taip, mikrofonas irgi stenkis, kad jisai neviršytų labai smarkiai 0, jisai turėtų būti apie 0 ir faktiškai tiek. Dabar mikrofono geinas. Geinas yra mikrofono kanalo jautrumas. Dažniausiu atveju jisai būna +10, +7, +6, iki +5 jį reikia stengtis laikyti. Jeigu paduosi per daug geino, tada atsiranda tikimybė didelė, pats mikrofonas tampa jautresnis. Mikrofono membrana sujautrėja padidinus geiną ir dėl to iš karto gaunasi sąveika su senai esančiais monitoriais. Ir visi tie cypimai dažniausiai būna dėl to, kad geinas yra per didelis, ir finale mikrofono lygis yra per didelis. Čia pirmas dalykas, dėl ko cypia. O sekant... Mikrofono lygis, tai čia lygis garsus? Garso lygis, taip. Jeigu tas aiškėja... Arba monitorių scenos lygis. Ta prasme, cypimas ant scenos tai yra sąveika garsiakalbio membranos ir mikrofono membranos. Jeigu tarp jų yra nedidelis atstumas, jie tarpusavį perduoda garsą vienas kitam, susivibruoja ir pradeda kaukti. Arba būna dažniausiai kaukimai žemoj dažnių zonoje ir vidutinių dažnių zonoje. Žinai, dažnių diapazonas, koks yra standartinis klausytojo, aplamai, koks yra... Kokį girdite, gal nuo 20 iki 20? Realiai girdi nuo kokio 40, nuo 38 iki 16, gal 17 maksimaliai. Tai žemų dažnių baubimas dažniausiai susidaro apie kokius 80 gal hercų panašiai, 80-90, vidutinių dažnių tasai baubimas susidaro gal apie 1000, aukštų dažnių reikia žiūrėtis. Šiaip priklauso nuo situacijos, bet dažniausiai būna, kad jau grinėlės toksai jau aukštas cypimas, jisai būna kokia, žinai, 13, 14, kažkas jau 14. Ir žinodama būtent šitus skaičius, tu gali reguliuotis equalizerį ir išsikarpyti, kaip jisai sakė, tuos dažnius, kurie tau cypia. Nes... Bet iš cypimo galima nuspręsti, koks dažnis. Taip, jeigu tau
žemai baubia mikrofonas, tasai garsas, reiškia, žemuose reikia prisukti žemus, reikia iškirpti tam tikrą žemų dažnių atstumą. Kuris girdisi, tą ir prisukti. Taip, tą, kuris girdisi, tą šiek tiek prisuk, bet atsimink vieną dalyką, kad kuo tu labiau prisuksi, tuo tu labiau negyvini mikrofoną. Ta prasme, tu iškerpi dažnius iš mikrofono. Reiškia, iškirpai tu jo nebeturi. Jeigu žmogaus balsas yra, tarkim, ten gražiai skamba, gražiausiai skamba kokiu 2000, tam, nu, tarkim, vyro kokio, žinai, vokalisto, ten balsas ten gražiausiai yra 2000 Hz. Tai jeigu tu iškirpsi nuo 1600 iki 2000, tai tas balsas bus negyvas, visiškai sausas toksai, to pačio, žinai, nu, kibiro tokio, aš nežinau, galiu parodyti, kaip viskas atrodo gyvai, gal paprašiau vis įsivaizduoti. Tai tarkim, jeigu pasirinktume ekvalaizerį, šičia yra aukšti dažniai, aukšti kartu su viduriu, žemi kartu su viduriu ir visiškai žemi dažniai. Tai jie surašyti yra šičia, high, mid, low, mid ir low. Čia yra 4 juostų ekvalaizeris, todėl jisai yra pakankamai paprastai naudojamas. Parametrinis ekvalaizeris tai yra kur kas 50 Hz po pagaliuką. Esi mačius, ar ne? Kur ten pastumė. Jo. Tai yra parametrinis, su juo, jeigu reikia labai preciziškai išsikarpyti kažkokį instrumentą, tai yra šičia. Yra mechaninis, bet čia yra ir standartinis padarytas. Čia atsiprašau, pirmo kanalo tas ir yra priskiriamas? Tu pasirenki, kurio kanalo nori. Šičia viršuima tai yra visur ekvalaizeriai kiekvieno kanalo. Jeigu šičia, pavyzdžiui, pirmas kanalas, tu renkiesi ekvalaizerį ir būtent valdaisi jau su šitais. Šičia yra geinas, tai aukštumo žemumas, ta prasme, to iškirpimo. Žiūrėk, pasirinkime, tarkim, žemus dažnius. Žemus dažnius. Nusistatau žemų dažnių kursorių ties 50 Hz. Tas tarp 50 Hz ir aš juos iškeliu į viršų, kas gauna parodą. Aš esu iškėlęs žemus dažnius į viršų. Kas girdisi, nuo šitos vietos visiškai yra kirpta apačia, vidurys visas iškeltas, žemų nuo 60 Hz iki beveik kHz viskas iškelta. Tai tarkim, dabar yra aukšti ir vidurį. Girdi? Iš karto sąveika mikrofono gaunasi su kolonėlė. Nes visiškai viskas sukelta ir jau visiškai viskas neprotingai sukelta. Tai paprastai, jeigu būna pridarkytas, spaudi fletą iš karto, 1, 2, 3 ir švarus mikrofonas. Švarus ekvalaizeris, jeigu analoginį pultą esi mačius. Turim čia. Tik mačius. Tai analoginio matė yra aukštų tasai sukiklis, vidurių ir žemų. Tai kai jie yra nustatyti per vidurį visi ant analoginio, tai šičia yra lygi linija. Tai yra visiškai tas pats dalykas. Jeigu būtų visi nustatyti lygiai, signalas ateina, jisai lygiai praeina, ta prasme, jisai visiškai neiškraipamas praeina pro visą šitą liniją. Tai čia irgi yra lygi charakteristika, tai čia yra visiškai identiškas dalykas. Aišku, geinas, kaip sakiau, turi būti užsuktas arba truputėlį vos atsuktas, nedaug priklauso, nes jis duoda gyvumo vokalui šiek tiek geinas. Bet tai čia į vieną į kitą pusę, tai reiškia, kaip pirmin žemyn tenai. Taip, jeigu šičia yra minusas, čia žemyn, šičia yra žemyn, supranti, šičia yra jisai ribotas, jisai turi parašyta nuo, čia yra nuo galvoju, čia rašo 3,5 tik tai. Kiekvienas, supranti, iš suktukų jisai turi savo dažnių ribą nustatytą jau gamintoje. Tu šičia gali pasirinkti dažnių ribą ant skaitmeninio pulto, ant šito negali. Šičia yra nustatyta, tarkim, kad tau reguliuos žemus nuo pačių žemiausių iki 150, viskas. Tu su šitu tik tiek ir te reguliuoji. Su šitu reguliuoji nuo 150 iki, tarkim, ten kokių 2000. Su šitu nuo 2000 iki 6000, nuo 6 iki ten 16 reguliuoji su aukštais. Viskas. O šičia tu tą patį gali, tarkim, jeigu žeme ar ne, 50 tu nusistatai, tu gali 50 ribose reguliuoti, tarkim, ją pačią paleidinėdžią, čia, iki susiaurinimo daisim, tarkim, 50 ribose, 100 ribose, 200 ribose, tu gali pasirinkti tam tikrą ribą, ties kurią tu nori tiksliausiai iškirpti žemus dažnius.
Kiekvienas instrumentas šiaip literatūroje turi aprašytus savo dažnius. Tas intervalas, kuriam reguliuojama. Pasirinkit dažnį, kurį tu nori, nuo 20 iki 20 yra skalė, ar ne? Tai tu pasirinkit tą ribą, ties kurią tu nori tuos žemus dažnius reguliuoti. Šičia yra būtent tavo reguliuojamo dažnio iškirpimo plotis. Tu iškirpinėji grafiškai, tiesiog žiūrėk, tau nuo 100 jau pradeda po truputėlį kirpinėti link 50, ties 50 labiausiai kerpa ir nuo 50 vėl tave vis mažėjančiai link tenai. Tarkim, bokalai, čia irgi gal atskira kalba, bet palauk. Šičia yra gylis iškirpimo. Kiek tu smarkiai nori iškirpti tą ribą. Viskas gyvai geriausiai skamba. Nes jeigu dabar dažnai yra žemų dažniai yra visiškai dabar iškirpti, mano balsas neturi visiškai žemų dažnių. Nieko negaužiu. Ir jeigu aš jos dabar, tarkim, taip, tai yra faktiškai iškirptas visas žemų dažnių rezonansas. Jeigu aš jį perkeliu į viršų, jau atsiranda žiauriai daug. Visai beveik nėra, žinai. Oi, dabar nuvažiuotumėt. Jeigu nuvažiuočiau į šoną, tai tą patį darytų su, tarkim, viduriu. Nuvažiuoju iki 1000, dabar mano viduriniai dažniai balsai yra visi iškirpti. Tai girdėjiškumo jokio nėra balse. Negirdi kažkas. O jeigu tada aš jį iškeliu į viršų, tai tada mano šilo balso iškiai per daug ir gaunasi šlikštus balsas. Vienas. Jau rezonuoja. Tai va, tas rezonansas, ties 1000, kaip ir sakiau, yra tasai kaukiantis dažnis. Tai dažniausiai, dažniausiai jis pasireiškia ant monitorių, garsinantis, apie štuką faktiškai 100% kerpasi. Ir tada tu vaikščiodama prašai atlikėjo, kad jisai tau mikrofoną laikytų palei monitorius, vedžiotų. Ir tu ant ekvalizerio stovi va taip, visiškai maksimaliai susisiaurinus iškirpimo zoną ir pasirinkus tą vietą, ties kurią galimai labiausiai cypia. Ir tu girdi tą vietą, kuri labiausiai cypia, tu ją iš karto ir į priešingą pusę ir ta vieta nebecipia. Ta patį, žinai, tada pasirenki su, jeigu, gerai, mes čia su žemais vidurius iškirpame, aišku, negerai padarėm. O iškirpti tik tiek, kad neatsiptų, ar tiesiog visai žemyn? Jeigu visai iškirpsi, tu... negirdėsi. Girdėsi, bet grožį balsas praranda. Instrumentas, pavyzdžiui, labai daug jam reiškia... Tik, kad neatsiptų primažinti. Kuo minimaliau, kuo mažiau karpys ekvalizerio geriausia pati ekvalizeris yra skirtas gerinti garso kokybę, o ne bloginti. Ir tas iškarpimas gaunasi bloginimas automatiškai. Jisai tuos trukdžius ant scenos sumažina, bet jis garso kokybę iš karto automatiškai ir blogina, nes tu iškarpai. Jeigu pridėjinėjai, viskas gerai, jeigu žinai, kiek reikia pridėjinėti, jeigu nepersistengi iš klausos. Ir dar čia irgi kažką sakė tėvas, kad jei prieina atlikėjas prie vienos, tarkim, į vieną pusę, tai ar primažintos kolonėlės garsą, ar kažką tokio, kad irgi nerezonuotų? Centriniam kolonėlėm? Ne, šoniniam tom. Monitoriam? Ne, priekis. Kur kabo? Nereikia nieko. Motinį, tai kalbėjo apie motinimą. Tai prasme, kad kai baigia dainuoti dar kažką, iš karto motinti. Ne, apie šitą. Ne apie šitą, o apie ką dar. Jisai, tarkim, dainuoja ir kažką, ir nuo vidurio, tarkim, eina link to, gal kad nebūtų to jautrumo, gal nesustatęs, kai būna iš anksto. Paprastai, taip, čia ko gero tas dalykas yra, nes paprastai tu būni susireguliavus monitorinių kolonėlių santykį su mikrofonu. Apie šonės kolonėlės niekada tu nereguliuoji jų, nes niekas prie jų neina. Visą laiką atlikėjas stovi centre. Bet jeigu atlikėjas sugalvoja pašokinėti kažkur tai kraštuose, nubėgti iki vieno krašto, nubėgti iki kito, tai jeigu jisai nedainuoja iš karto išsijungi mikrofoną, nes bet kokiu atveju saveikaus, bet kokiu. Čia mikrofoną karpyk nekarpęs, jisai visiškai iškarpytas, jis vis tiek saveikaus. Minimaliai, bet jisai vis tiek tas rezonansas gausis. Bet nesigirdės ten kažkokio cypimo ar kažko tokio? Jeigu mikrofonas bus išjungtas, nesigirdės.
Jeigu jisai dainuos prie kolonėlės, tai jis yra žioplys ir jį reikia pastatyti ant vidurio scenos, atlikėjai tą žino visi, kurie su muzika dirba ir jie paprastai stengiasi laikyti iš centro. Sakėte, man atrodo, sumažinti garsą. Ten yra linija, ta prasme, šitą sceną leidžiasi žemyn. Ir yra ta linija, aš parodysiu, jos negalima peržengti priekį. Ta prasme, kai Monikai matai, ir už Monikų dar kažkur 1,5 metro priekį yra linija. Tai va tos linijos viskas jau negalima. Tada paprasčiausiai vos Monikos pastatai prie tos linijos ir jau jie neina toliau Monikų. Supranti, priekio karpyti negalima. Priekis yra tas, kas turi atiduoti patį gražiausią, švariausią garsą. Monitorius tu gali karpytis, nes atlikėjai yra pofik, jisai nori girdėti savo balsą. Koks tas jo balsas, jam nelabai įdomu. Būna, aišku, kurie išsikalinėja, man čia paduok efektų. Tai čia grinai monitorius yra. Čia yra grinai monitorių karpimai. Monitorių trukdžių išsikarpimui, monitorių šiukšlių, nes... O kolonkėm nėra tokio karpimo? Kolonkėm viskas yra suprogramuota jau procesoriui. Ir tau rūpintis nereikia, tie, kas stato aparatą, paprastai viską suprogramuoja. Jeigu šoksim ant projektoriaus programavimo, tai truksim iki kitos savaitės trečiadienio. Nes labai daug reikalų yra su pagrindinio aparato suderinimu. Šičia yra būtent darbui scenoje. Yra lapas kažkur. Biampa? Pagrindinio suprogramu. Kažkur čia buvo. Yra labai daug niuansų. Nuo patalpos, nuo situacijos. Yra brėžinys visas net padarytas. Tai aš kompą galiu to atidaryti, kaip ta programa atrodo Biampa pas tave. Aš nežinau, jeigu čia ant to pačio wireless'o yra pajungta Nexija, tai man ją rodys. Man atrodo, kad... Ant kokio tinklo jinai pajungta? Jokio. Tinklinio kabelio? Tinklinis kabelis, va šitas ir viskas. Tai ant wireless'o tada pajungta. Jinai turi būti sukonfigūruota su kažkokio tinklu. Nes prie jos paprastai niekas kompiuterio nejungia, o ant vieno wireless'o jungiasi vienam tinkle ir tada susideda. Nes jokių wireless'ų nėra. Nes, matai... wireless'as. Yra? Yra AKKC. Ir 3 wireless'as. Geras. Tai va, ir faktiškai yra Nexija ta programa, kurioje yra schematiškai viskas parodyta, kaip suprogramuoti, bet pats suprogramavimas yra pakankamai ilgas reikalaujantis. Ai, čia Nexija, supratau. Taip, procesorius. Supratau. Tai aš nežinau dabar, ar tik atidarys ar ne, jeigu options. Nesakė man į Nexiją jau nelyst. Tai va, tai aš apie tą ir šnekėjau, kad Nexijos suprogramavimas tai yra labai ilga istorija. Ir, sakė berods Darius, kuris čia buvo... Skaitis, mažiukas toks? Tai... Aš čia garsistas. Garsistas. Ir sakė, jie čia jau yra padarę patys. To Nexijos suprogramavę ir viskas. Ar kas ten, vienu žodžiu, jie sakė, kad jau yra jinai... Tie, kas statė aparatą, tai mes ar jūs gal? Mūsų programuotojai yra suprogramavę. Gal, žinai, kas tas iš Audiotono, gali? Taip. Tai kažkas iš mano kolegų tiesiog programavę iš karto padarė ir... Vienu žodžiu, aš tuo metu dirbu. Priekinis aparatas, bet kokiu atveju, yra faktiškai nejudinamas. Procesorius yra suprogramuotas pakurtas, jeigu procesorius nusimuša, jau reikia žmogaus gerai išmanančio. Kuri vieta procesorius vadinasi? Čia? Procesorius yra Nexija. Į Nexiją yra paduoti laidai šitas ir šitas, iš Nexijos išeina 2 laidai ir jungiasi į pultą. Tai tau iš rekos tiesiog iš anos pusės tai reikia šitus 2 laidus, tokius pačius 2 laidus kaip šitas ir šitas pasijungti į pultą ir pas tai viskas veikia. Tai čia tas Dantės protokolas, kuris per UTP kabelį perneša 36 kanalus per internetinį paprastą kabelį. Informatika mokinaisi, ne? Matematika? Su informatikos specializacija. Ai, tai informatika ir žinai, kas UTP kabelis yra. Tai ten tik programavimo dūmis. Koks kabelis? UTP. K5. Jie. Arba K6. Čia man atrodo K6 arba K5. Abudu jie. Man atrodo šitas tikrai K5, o šitas 6. Čia 5. Iškėtumo. Tai va, tai žodžiu, kiekvieną... Tikrai aš nesugebėsiu tau dabar paaiškinti, kaip yra reguliuojami mikrofonai. Čia yra žiauriai... Ta prasme, kaip ekvalizerius susistatyti teisingus mikrofonų parametrus. Nes viskas yra internete ir tai yra labai daug medžiagos, kiekvienas instrumentas turi savo tam tikras charakteristikas, pagal kurias yra jau nustatyti, ištirti dažniai, kuriuos reikia iškelti. Bet šiaip, jeigu tu dirbi iš klausos žiūrėsi tos dalykus, tai tarkim būgnas, logiška, kad jisai kojinis būgnas, ar ne? Jisai yra grinai vien tik žemas. Reiškia, jeigu tu turi pirmą kanalą nusistačius, kaip iš šitos,
Selectas. Taip. Jeigu tu esi nusistačius, tarkim, fletas, kaip sakiau, išlygina, tai žodžiu, jeigu tu fletą turi, tau nereikia nieko iki 200 Hz. Žemų dažnių būgnas jau čia iš praktikos, jau tą dalyką pati pasižiūrėsi, iki kurios vietos tu gali karpytis instrumentus. Pavyzdžiui, bus fleita, jinai iki 200 Hz nieko neveiks. Reiškia, kas į mikrofoną įeina iki 200 Hz, viskas yra šiukšlės. Pavyzdžiui, jeigu yra fleitai pastatytas mikrofonas, o šalia groja būgnininkas su kojiniu būgnu, tai iš būgnininko kojinio būgno 200 Hz, visas kojinio būgno triukšmas eis į mikrofoną kartu su fleitos garsu tau ant vieno kanalo. Tau to nereikia, reiškia, tu turi nusikirpti viską, šitą visą apačią ir pradėti dirbti tik tai nuo 200. Va, su manim galėsi pagroti. Nu. Nes aš fleitistas. Ai, nu tai va, tai žinai, tiesiog čia tas pats visi, nu, čia pasiklausai ir girdi, kuris instrumentas dirba daugiau aukštų dažnių ribose, kuris dirba žemų dažnių ribose. Kontrabosas, žemi, būgna, žemi, šitie būgneliai, šitie yra vidutiniai, lėkštės, kurios ten daužosi, viskas yra aukšti. Tai tiesiog reikia atsiskirti tas ir išsikarpyti pagal tą išsikarpimą visi reina. Tai jeigu aš, tarkim, turiu būgnus pirmą kanalą, aš iš karto, tarkim, žemus dažnius, aš juos žemus dažnius faktiškai aš va taip va visus galiu nusipjaut, kur viduriai. O, pala. Va, faktiškai viską. Jeigu fleitą turiu, tai yra. Jeigu fleitą turiu, tai va aš iki 100 Hz viską nusipjoviau. Beveik. Beveik nieko nebeliko. Reiškia, aš nuo 100 Hz man pradeda atsiradinėti žemi. Čia faktiškai gal net daugiau dar galima pjauti, gal nuo tiek išpjaudinėti. Ir fleitai viskas bus gerai, smuikui viskas bus gerai, aukštom lėkštėm viskas bus gerai. Aukštom lėkštėm tai iš viso netgi galva tie galima išpjauti. Čia va matosi va ta linija, iki kurios išpjaudinėja. Tai jeigu aukšto lėkštės yra nuo 2000 Hz į šitą pusę, jeigu kažkas neaišku, gal man čia tik tai aišku, ką aš pasakoju. Tai jeigu aukšto lėkštės yra, tarkim, nuo 2000, tai tu gali išsikirpti maksimaliai, ką leidžia, žinai. Tada vėl pasimti kitą juostą, išsileisti ją į apačią maksimaliai ir dar labiau, žinai, išplėsti, jau plečiasi, žinai. Ir va pasilikti, tarkim, aukštų, tik tai va šitą visą zoną. Ir dabar mikrofonas su šito skambės tragiškai, nes bus vien tik aukštas balsas. Vien tik aukštas balsas, vien tik aukštas. Jokio vidurio, jokio žemą. Žodžiu, visai nieko nėra. Jeigu būgnai, tai praktiškai priešingas dalykas gaunasi, iš anos pusės viską nusipjaus. O čia tie dabar... Kas? Įlinkimai, išlinkimai tos... Kokie išlinkimai? Šitas, nežinau, kažkaip... Fletas, okei, gali. Jo, šitas. Šitą ką veikia? Šitą? Tai aš ką tik sakiau. Jisai susiaurina arba paplatina iškirpimo juostą. Jisai įsivaizduoja, padarom siaurą juostą. Ir dabar klausykit, žemi dažniai visi yra, ne? Žemi dažniai visi iškirpta tik tai tie šimtukė arba 80. Gerai. Ir dabar platinam ir žemų visiškai nebelieka. Viską nuima ir tada vėl sugrąžina ir iškirpa tik tai tą vieną konkretų dažnį. Gylį stenkis daryti labai nedidelį, maksimaliai tik tai, kad sustabdyti tą monitoriaus kaukimą, žinai. Ir mikrofonas susireguliavus, tau tada problemų kažkokių didelių neturėtų būti. Ir mikrofonus reikia reguliuotis faktiškai tik tai tuos, kurie judės ant scenos. Jeigu yra standartiniai sustatyti mikrofonai standartiniam instrumentam kažkokiam, tai tau reguliuotis kaip ir beveik nereikia. Reikia reguliuotis į tą gerąją charakteristiką, į gerąją pusę. Tai tarkim, jeigu aš nežinau, mano balsas lygios charakteristikos, jisai nėra tobulai gražiai skambantis. Vėl nufletinam ir girdi tokio gaudimo tokio yra pas mane toks, neiškus tas balsas. Jeigu šneka, dabar, pavyzdžiui, būčiau kokio renginio vedėjas ir manęs reikėtų klausytis to balsu. Jis toks sunkus, žemas, sunkiai klausomas balsas. Tai tarkim pasiėmą, pas mane visą laiką trūksta vidurinių dažnių, tai aš
vidurinis išsikelia į viršų, tas mane šiek tiek aiškumo girdimasi atsirado, galima, nežinau, aiškumas atsiranda daugiau. Žemi dažniai pas mane labai dideli, aš irgi galiu pasikarpyti juos truputį. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iš karto gilesnis balsas, nėra to žemo dažnio, tiek daug kaip sakyti. Tai faktiškai šitus du dalykus suvardžius, beveik kiekvieną vokalą jau gali žiūrėti. Būna tam tikri vyriški vokalai, kurie yra itin duslus. Pavyzdžiui, nežinau, Arlicko gal koncertą kokiam buvusiuose. Jo, Arlicko baisiai. Tai aš Arlicko gal čia ir esu garsinęs, jis netgi galvoja. Čia pas jūs cirkininkai kažkokie karstosi, ne? Jo. Kažkokios mergaitės, tai man atrodo, aš Arlicko tada ir buvau, kai repeticija buvo. Paskui Algimantas Šekuolis dar. Irgi, nes... Baisiai. Tie, ta prasme, balsai supranti, kai šneka, žinai, tai va mes buvom, žinai, ten, žinai, ir verkiant reikia aukštų dažnių. Tu juos iškeli dirbtinai ir tada balsas iš karto tampa gyvesnis ir gražesnis. Bet čia viskas yra grinai ant klausos. Paprasčiausia tai yra pasimti tą patį analoginį pultelį, jungtis į jį mikrofoną, pasidėti ant kelių, pasimti mikrofoną, pasijungti vieną kolonėlę, sėdėti ir klausyti savo balsą. Kaip tu jį redaguojasi, duot mamai pašnekėti, draugui pašnekėti. Tai mes būsim dviese, tai mums labai gerai nuskilo šį kartą. Nu tai va, žinai, vienas pašneka kitas ir tiesiog, žinai, žiūri, kuris balsas gražiausiai skamba. Ten, šiaip tame sureguliavime ten yra labai daug plonybių, ten ir tokių nesąmoningų plonybių, aš univere mokinausi, žinai, šitus dalykus. Tai buvo... KTU, ne? KTU. Kaune. Ai, bet tu, muzikos technologija žinai tada, kad tu muzikos technologija žinai, kad tu humanitarinėse, ne? Jo. Tai tenai, tai ten, žodžiu, žinai, tie dėstai truputėlį jau pedantai tokie, jau jie ten 100 metų pradirbę ir kiekvienas geras garsistas turi savo nuomonę, žinai, kaip čia gražiau man skamba, čia man vaikas... Ir negali niekada prieštarauti. Va tas ir labiausiai užnisa, žinai, visą laiką, taip lemba, man gražiau taip. Ne, taip turi būti, kodėl? Nes man gražiau skamba, kas čia rimtesnis garsistas. To ar aš 20 metų pradirbu. Ir visą laiką mušiesi būtent dėl tų iškėlimų, kuris ten gražesnis, kuris ne. Bet paprastai stenkis, kad į gerąją pusę jau... O tarkim, atlikėjo, nežinai, balso koks aukštus, tai vietoje reguliuoji? Vietoje, visą laiką koncerto metu. Iš karto gali nujausti, ar tai bus moteris ar vyras ir YouTube pasižiūrėjus, išgirsti maždaug, koks yra jo balsas, tai pagal tą jau gali kažkiek redaguotis. Bet visi atlikėjai, kurie yra dainavę daugiau negu 2 metus ant scenos, jie žino, koks jų balsas ir ko jie nori. Tu pas patį atlikėją ir pasakai, labas, pas mane ekvalizeris lygus, ką tau padaryti, kokį tavo pageidavimą. Ir jisai sako, man to, žinai. Nu, okei, tvarkoji, pasidarai ir faktiškai jisai būna teisų 100%, nes jisai jau daug aparatūrų pravažiavęs, daug garsistų matęs ir jisai žino, ką jam prisuk. Dažnas atlikėjas netgi pats neleidžia garsistui balso reguliuoti, žinai, ateina pats ir sukioja viską. Monitorius turiu omeny. O į priekį tu jau padavinėjai, jau, kaip sakant, žinai, ką padavinėjai. Dar vienas dalykas, jeigu taisai balsą į gerąją, kai nekarpai, o taisai balsą. Tarkim, jeigu yra balse per daug žemų dažnių ir tau jos reikia iškirpinėti, tai aš negerai dabar esu padaręs, reikia kuo labiau išplėtinėti ir kuo, va taip, išiminėti. Ta prasme, kad nebūtų spygliai, o būtų papai tokie, žinai, tai kaip čia švelniau pasakius, galvoju, žargonu. Tai blemba, užnisa tas jautrumas kanalo. Tai žodžiu, kad... Buvo čia nustatyti, kad jo nebuvo kanalų jautrumas. Settingsus kažkur turi būti. Tai va, tai bet man tai labiau patinka, nes daug greičiau dirbasi su jautrumu. Nu, jo. Žinoma, jeigu prisidirb gali labai staigiai ant to jautrumo. Palauk, aš mikrofoną išjungęs. 1, 2, 3, 1, 2, 2. Čia yra visiškai, faktiškai visos vidurio, žemų ir aukštų zonos iškėlimas, tenkės daryti atskirom zonom. Žemi, tarkim, iki 150 reguliuojasi, vidurys reguliuojasi nuo 150 iki, kokių nežinau, gal 2000, nuo 2000 tada kita zonos karpa įsidėvi. Gal netgi ne iki 2, iki 1, gal žinai, vidurį pagrindinį, o tada, nes yra 4 iš visos zonos, tai low mida nuo 150 iki 1000, high mida nuo 1000 iki kokių, žinai, 4 ir tada jau high yra nuo 4 iki begalybės, iki 20 000, ten beveik iki viršaus. Tai čia yra pagrindiniai faktiškai mikrofono ekvalizerio principai. Aš galvoju, gal netgi tik tai yra
Kas čia? Lauk. Čia yra, aš manau, kad palengvinimas. Female vocal. O gerai. O per ko tu iššaukiai? Lauk, aš taip. Tai va šičia yra pavyzdžiai, bet jie labai ne visada veikia, žinai. Čia kiekvienas vokalas yra išskirtinis. Čia nėra, instrumentus iš dalies gali atkūrinėti, žinai, equalizerius, nes instrumentai dažniausiai yra standartiniai, bet gitara irgi, žinai, gali turėti, viena ta pati akustinė gitara gali skambėti 50 skirtingų tonų. Arba jų labiau, kad muzikantai mėgsta savo gamintis gitaras. Muzikantai mėgsta savo gitaras gaminti, čia vienas dalykas ir kiekvienas muzikantas žino, kaip jisai nori, kad jo gitara skambėtų. Ypač tai galioja su akustikai, su bardais kažkokiais, kai būna jau vienas atlikėjas, viena gitara, Ditkovskis, Smoriginas, jie be proto prikabus dėl savo gitarų. Ten 10 minučių vokalą derinį, valandą laiko gitarą. Sėdė. Ir ten truputėlį dar vos pakirpti ant ties ta ir tas ten juosta, žinai. Ir pakirpi, groja 10 minučių. Blemba negerai, dar aukštų truputėlį per ten 2 decibelus į viršų, žinai. Tai va, tai žodžiu darbą taip. Šita skalė iš šono tiesa, šičia yra decibelai, kiek tu prikerpi žemus arba aukštus dažnius, tai atsimink visą laiką taisyklę, kad nuo 0 plus 3 decibelai visur garse yra skaitoma dvigubai. Plus 6 decibelai keturgubai, plus 9 decibelai aštuongubai, plus progresija eina nuo šitos vietos. Tai jeigu tu nuo 0, čia yra 0, prie 0 pridėjai 3 decibelus, garso eina dvigubai. Pagal garso signalo padavimo lygį. Signalą, ne patį garsą išeinama į kolonėlės, nes čia ilgesnis kelias, bet visą laiką atsimink šitą dalyką, tai stenkis reguliuodama šičia labai smarkiai tik tai iškarpinėdama. O jeigu ta prasme, jau keliant arba mažinant jau vokalisto tas gerasias savybės balso derinant, tai stenkis ten nelys daugiau negu kokie 6 decibelai. Į vieną ar į kitą pusę. Tai tada lyg ir bus sveikiausia. Ir čia yra ta biblioteka. Šitoj vietoj. Kiek čia yra? Yra 63 presetai. Tai kanklės netgi yra. Oba. Beis kanklės. Geras. Trimitas. Gali būti, kad sulietuvintas įrašyta šitų presetų sulietuvinta versija. Eufonija, obojus, gitara, viskas. Arba čia kažkas darėsi savo, žinai, presetų sudėliojęs. Negali būti iš garsistų, kad kas nors dėlioja. Tai gali, nes kiti visi angliški. Tai tarkim elektrinės gitaros, presetas, ok, recall. Pum. Elektrinė gitara, visa pačia iškirpta ir nuo 150 beveik lygi charakteristika palikta. Aišku, nesąmonė, nes ant gitaros viduriai šiek tiek irgi pjaunasi vienoje vietoje, ant elektrinių dažniausiai, bet čia, žiūrėsi visą laiką pagal ausį ir pagal tą, ką sako šitie atlikėjai. Vienintelis būdas gal geriausiai mokintis ir priedo dar yra, žinai, į tą patį YouTube susivesk how electric guitar should be equalized, žinai, Google susivedi ir tau ten išmes milijonus atsiliepimų formų ginčų, kaip turi būti sureguliuota. Ir bent vieną iš jų pasėmus, kurio nenušvilpia visi, tu jau būsi teisi. Tu jau žinosi, kaip garsinti gitarą. Tai faktiškai su šitais tiek. Tai equalizeriai visi, ne, čia ne equalizeriai. Žinai, kas čia yra? Aš susimaišiau equalizeriai šitoj vietoje, o šičia yra tavo 4 monitoriai.